Tai kągi surinkom Leoną, prieš tai važiavau, testavau, norėjau nufilmuoti, kad viskas gerai, viskas puiku, laiko, bet kągi netikėtai pradėjo velti sankabą. Ojojoj. Nesupratau, kas atsitiko su sankaba, pradėjo velti, pradėjau testuoti, pradėjo dar labiau velti. Dar labiau pradėjau testuoti ir galiausiai pradėjo buksuoti sankabą, kaip nežinau, kad jau visiškai galiakas būtų buvęs. Tai visiškai neįsivaizduoju, kame problema. Tai ką, turim pradarytą kapotą ir jau turim viską nuardytą, viską tą patį padarytą. Aišku, tik 10 kartų greičiau viskas įvyko, nes jau buvo labai neseniai viskas daryta buvo ir tiesiog viską mygom tiesiog per, net nežinau, per gal 2,5-2 valandas tiesiog greit viską numečiau tą dėžę ir ką mes turim. Turim štai va jau kažkokį prasidirbusi smagratį, vietom va pakaitė, bet nežinau, čia jokių duobučių nieko aš nejaučiu. Čia va pakaitė, tada diskelis. Diskelis matęs biškį vėlimo, bet irgi, va, apynaujis, viskas apynauja. Ir nesuprantu, kame čia bajeris. Diskatorius šitas, baisiai brangus, bet su juo velė, su šituo diskatoriu velė, kaip nežinau, nuo kokio 1,6 uždėk, ar neįsivaizduoju nuo kokio. Geriau bus negu šitas, nu toks jausmas. Irgi, va, net vadinkim, dar originalus tas, kaip vadinkim, tas raštas, nes buvo toks matinis, tai dar išliko toksai, turėtų vis tiek būti kai veidrodis, bet irgi vietom pakaitęs kažkur tai. Nu, visiškai neįsivaizduoju, kame čia bajeris, ta prasme, įtarčiau gal vieną dalyką, nu, įvaržą. Nežinau, negi tas magresta nesugebėjo normaliai padaryti įvaržus. Aš niekaip nesuprantu, nebent, nu, nežinau, vežu atgal, skambinau, sakė atvežk, žiūrėsim, mąstysim, ką daryti. Neįsivaizduoju. Nežinau, vežam tenais, žiūrėsim, ką pasakys, tikiuosi, gal kažką padarys, upgradeins, gal tą pačią įvaržą sustatys, aš neįsivaizduoju. Kame čia bajeris, viskas buvo gerai, jau norėjau padaryti kažkokį videką papasakot, kaip, kas ir kame. Bet nukeliam į nežinau kada sutvarkys sankabą iki galo, dabar Velykos bus, tai abejoju, kas dirbs, nedirbs aišku, tai nežinau kada jie gaus tą sankabą, nes čia iš Panevėžio turi nukeliauti į Alytų, tai Panevėžio atstovai, tai kol jie išsius, nors praeitą kartą, kai, nu, ta prasme, kaip jiems siunčiau tą komplektą susidėvėjus, kad padarytų, kad sustiprintų panašiai, tai šiaip labai operatyviai, labai greit kažkaip įvyko, buvo vienas nesklandumas, bet šiaip labai greitai viskas atėjo iki mano rankų, o dabar aš nežinau, turbūt irgi greit gal padarys, bet nežinau, o man reikia, kad laikytų sankabą, Neįsivaizduoju, čia net standartas vėliava, kad suprastumėt, standartas, visiškas standartas vėliava, kiek čia, nu, turbūt aš visus tos kilovatus jau atgaudžiau, tai 110-320 newtonų, ar čia daug, čia visiškai yra nedaug, tai dar užčipuotas, užbombintas, tai nesąmonė visiška, nu, turi laikyti, visiška nesąmonė, tai nežinau. Vešim, žiūrėsim, tikiuosi išsispręs šitos bėdos ir laikys, ir po to užmapinsim, ir tada laikys, kad nebūtų bajerių, kad padarys, labiausiai bijau to, kad jeigu padarys, stokas laikys, užmapinsim, nelaikys, nu, tikiuosi taip nebus, tai ką, neturiu ką daugiau pasakyti, neturiu ką daugiau pafilmuoti, Leonas išardytas, tą patį darau antrą kartą, tai tikrai nieko nefilmuosiu, filmuosiu, kai kažkokių žinių bent turėsiu, tai ką, nežinau, reikia sėkmės, reikia kumščius, nežinau, laikyti špygas ar nežinau ką, bet svarbiausia, kad sankabą laikytų, kad sutvarkytų, nes aš tai nelabai ką suprantu, pats įvaržos patikrinti negaliu, nemoku, tai ir net įrangos kažkokios neturiu, kad patikrinta įvaržą, nes nežinau, kame problema, turbūt, kad įvaržoj žodžiu. Tai ką, turime sankabą,
Jau antrą kartą daryta. Va, turime naujai suknėdytą medžiagą šitą. Sakė, suknėdėjo storesnė, tipo dar daugiau įvaržos, bet aš jau pradu čia nieko nebetikėt. Čia biški kažką pašveistas jis yra. Ir čia biški nutekinta, nuimta kažkas tokio. Bet aš tik galvoju, kad čia gaunasi tas pats bybis, aš nesuprantu, kame čia bairis, nes dabar jie biški nutekino, karočią, tą smagratį. Oi, diskatorių nusišneku. Ir tada pastorino šitą ir gaunasi realiai įvarža ta pati kokia buvo. Aš nesuprantu, kame čia bairis. Bet aš tai nesuprantu, neturiu įrangos, kaip patikrinti šitų visų sankabų įvaržų ir panašiai. Todėl nieko man nebelieka, kaip krauti atgal viską į mašiną. Nu, nežinau, aišku, sankabą dabar padarė, tai iš vis nieko nekainavo, nes, nu, kaip ir garantinis, kaip ir kažkas, bet nežinau, čia dvigubas darbas, žiūrėkim, ar nebus toks bairis, kad teksgi nuimti trečiąjį kartą viską. Nes čia yra beviltiškas su tom sankamom, aš nebesuprantu. Jau pradeda erzinti iš tikrųjų, bet, nu, bandom dėti. Tai ką, turim už manęs Leoną, surinkom, jau labai greitai net nieko neberodžiau, tiesiog bam sumečiau. Ir viskas, ir ką, panašu, kad kaip ir sankaba mūsų laiko. Šiaip net nežinau, labai dar nedrasko šios, dar bandau pritrinti, ta prasme, bet, nu, nuo 1000 iki 2000 tame tarpe ten labai nelaužau, po 2000 jau buvau palaužęs, tai laiko kol kas, tai dar vis tiek pritrinsiu normaliai, bandysiu, bet panašu, kad bus kažką pridirbę tas, kas man ten darė, tą sankabą ar įvaržą, kažkas panašaus, nes dabar sankabos pedalas taip jis sunkesnis, bet jis jau lengvesnis negu prieš tai buvo. Pats sankabos kabinimas truputį toks malonesnis man negu prieš tai buvo, tai tikėkimės, kad čia viskas tvarkoja ir laikys. Ir dar prie to pačio nuėmiau priekinį bamperį, nes kaip buvom pasigavę stirną, tai teks įdažyti visą, tai aišku turim kitą, turim ir grotelės viską. Šiaip ne taip viską gavom ir surinksim, tai nudažysim dar prie to pačio, tai dabar posparniai kabaliuoja ant zateškių, viskas tvarkoja laikys, tai nežinau, dabar planas dažyti, priekį susirinkti ir aišku, tada lūpsim turbiną, dar reikės pakeisti paskirstymo diržą, kad nebūtų jokių bairių, kad ar apdrūg peršoks diržas. Ir tada galėsim turbūt, dar pamiršau, išmetimą, kažką pabandysim tą donpipą pasivyrinti patiems, kaip išeis, taip išeis. Šiaip turiu kempą, tai ant to, kaip ir žiūrėjau, dedasi Liftigo rankeną, tai pabandysim užsisakyti rankeną, nusipirksim argono, pasibandysim pavyrinti normaliai. Nežinau, kaip išeis, bet visai įdomu, tai bandysim vyrinti su tygu, tik nežinau dėl metalo, nerudienis plienas, vamzdžiai pakankamai brangus. Tai nežinau, žiūrėsim kaip išeis daryti, nelabai norėčiau daryti iš brangių medžiagų, kai nelabai moki vyrinti ir daryti. Tai žiūrėsim kaip mums čia išeis. Kalbant apie planus su Leonu, tai nieko čia šustro ir mandro nepridarysim, kažko norisi biškį agresyvesnio. Ir tokį padarysim, nežinau, gyvesnį tą Leoną, pabandysim sudažyti, supoliruoti, kiek išeis, kad jis kuo geriau atrodytų, kad trauktų kažkiek akį bent per kokius 3 metrus, atrodytų kaip nežinau, kaip stokas ir truputį bus arkliukų, kiek išeis, tiek išeis, žiūrėsim. Aišku, jau nuplanavau turbiną, bandysim kažką hybridą daryti, nes nelabai noriu dėti kažkokių rimtesnių, didesnių turbų, nes su tom turbinom yra šioks toks perdarimas, ten ir tepalo nubėgimai, padavimai, donpipai visiškai kitokie, aš noriu kuo viską paprasčiau, kuo lengviau, vis tiek mes neplanuojam labai daug arklių čia sukti. Šiaip tiesiog padaryti tokį Leoną įdomiau važiuojantį, vadinkim taip, kad biškai įdomiau, agresyviau važiuotų. Ir viskas. Galim prabėgti trumpai, kągi reikėtų dažyti Leonui, kad jis atrodytų padoriau. Tai va, kaip matome, būtinai stogas. Stogė, aišku, didžiausios šita ir šita duobė, daugiau čia kaip ir gal tai kažkur ten matosi, bet šiaip stogė, jo, čia labai jau matosi. Durelės priekinės, nu, tragedija.
nerudyja, bet baisiai čia atsilūpė, čia tas pats, įlenkimas va matosi. Tai aišku, moldingas visas nušertas. Tai duris kažkaip reiks tikrai stengtis padaryti. Pirma duris, stogas dar gali palaukti. Šiaip apie slinkščius, tai slinkščiai gyvi. Tai yra ne metaliniai, metaliniai taip pat gyvi, bet ir apdailos. Apdailos gyvos, bet yra, kad aš irgi norėčiau jas perdažyti, bet šiaip vis tiek slinkščiai mažai matosi, tai kol kas tikrai palauks. Sparnas priekinis taipogi reikėtų perdažyti, porą dobelių yra. Va, jeigu užgaudysiu, kaip čia pagauti. Va, matosi biški. Tada sparno apačia, viskas čia tvarkoj, bet kaip visiems leonam pūna šitos vietos. Čia labai gal mažai, ties šitą vietą, čia viskas pasidarys. Pagrindinės problemos visų šiaip vagų tokių metų, tai yra, kad lenda po posparnių žvyras į vidų. Čia kaupėsi taip labai stipriai per ilgą laiką ir laikosi drėgmė, nes tarp žemių visokių puikiausiai laikosi drėgmė ir natūraliai pūna tas sparnas kaip turi būti. Tai šiaip tokią bėdą reikėtų išspręsti, galim ten samariezais biškį prigręžti tokį yra, kad posparnis atvėpęs, bet šiaip profilaktiškai reikėtų tada gal kas sezoną prasivalyti, prasipūs šitas vietas, tada mes galim jas išlaikyti kuo ilgiau gyvas. Su kapotu yra gal tokių paruošimo dobelių, gal nelabai, bet paruošimo tokių, nes kažkada buvo jis perpūstas, čia ne mano ir panašiai, tai mes jį paliksim, viskas su ja gal ir normaliai, tada šitas sparnas yra jau mano dažytas, čia jau dobelių jokių nėra. Kažkada kaip ruošiu technikiniui, praputėm viską, tai viskas čia tvarkoj. Čia buvo dar baisesnė situacija, čia buvo gal iki čia papūvę, tai irgi šiaip netaip atkėlėm, šiaip netaip padarėm. Aišku, žiūrėsim kaip laikys, bet prie manęs turbūt, kad laikys. Vis tiek gal kažkada ir parduosim, tai čia yra taip, vadinkim, dariau gerai, bet vis tiek buvo daug korozijos, su rūgštim čia išėdžių tas rudis, buvo net vietom skilučių, tai, žiūrėsim, kiek laikys, tiek laikys, vis tiek čia porai metų tai drąsiai laikys, svarbiausia neprileisti žemę į vidų ir bus viskas tvarkoj. Tada šitos durelės, jos padorios, vadinkim, vieną kitą dobelę yra, nežinau ar dažysim, su jom viskas tvarkoj. Galinės duris, vėlgi, ta pati situacija, viskas tvarkoj. Tada visa stojkė gal ir tvarkoj, turim čia vieną įlinkimą, dėl šito vieno įlinkimo tikrai galbūt nedažyčiau, bet apačioj turim jau brauktą arką, tai tektų dažyti kažkur nuo čia, visą čia, pasimti tą duobę ir kažkur leisti ties čia laką ir gausis visai neblogai su ta arka, tik nežinau kaip išeis prišveisti, padaryti taip, kad nesimatytų to perėjimo, bet čia jau nesvarbu, svarbu, kad vis tiek nesimatytų tos arkos suvarimas visas, nes čia jau realiai iki grunto pažeista, čia nei susipoliruoja nei ką, plus čia gali rudyti, rudyje, pradeda slenkščiai nuo čia rudyti, tai prie to pačio dasibaigčiau, pasidaryčiau, apsaugočiau šitą vietą nuo korozijos. Galinis bamperis buvo kažkada sudaužytas, suvarytas, yra kitas ir jau perdažytas, tai su juo kaip ir viskas tvarkoj, su galu irgi tvarkoj. Yra čia gal kažkur porą mini dobelių, bet čia 100 metų, spoileris tvarkoj, tvarkingas. Šita pusė ganėtinai irgi tvarkinga, tai realiai dažosi durys, sparnas šitas, stogas ir ana arka. Su kėbulo reikalais, tai žiūrėsim, kaip mes čia spėsim. Šiaip daug darbo, ypač, tarkim, tokias detalės, net ne detalės, tokias vietas dažyti, kurios nėra keičiamos, nuėmamos ar panašiai. Tada reikia apsiklijuoti mašiną, panašiai, daug reikalų, mašina stovi, nevažiuoja. Aišku, be kai kurių bedūrų irgi tu su mašina tikrai nevažiuosi, bet vis tiek labai daug reikalų yra, kai reikia dažyti, tarkim, tokias vietas kaip arkos galinės ir panašiai, nes, sakau, daug laiko užima, daug reikalų. Tai aišku, priklausomai kiek dirbsi, jeigu daug dirbant, pasidaro visai ir greitai. Tai žiūrėsim, kaip mums čia pavyks, nes dar iki to laiko mes galim ir jį sudaužyti iš tikrųjų, arba kažkas gali negero atsitikti jam. Tai galbūt čia tik planas bus toksai nepavykęs įgyvendinti, bet gal ir viską įgyvendinsim, padarysim. Tai pradžiai vis tiek atsipūskim tuos arklius, pasidarykim viską tvarkingai.
Ir tada bus tik kėbulas belikęs, tai tada ir bandysim jį dasibaiginėti. Važiuojam vėl su Leono temomis ir už manęs yra Leono bamperis priekinis. Štai jau pradėjau kažkiek jį ruošti, nenufilmavau, bet geriau vėlgi vėliau negu niekada. Tai eiliniai dažymai mano, tai su birbinkė čia šiaušiausi viską, parasišpakliavau vietomis. Čia va kažką, nors čia jisai net nebuvo nei skylės, nei panašiai, nors atrodo, kad čia būtų skylė, bet čia buvo seni dažai tie atšokinėję. Tai gavosi vis tiek čia prasišpakliuoti, parasilyginti, nes kažkaip tie dažai čia suskilinėja nelygiai kažkas tokio. O gal čia ir skylė, bet ne, čia nebus skylė. Bamperė visa pačia sugrėžiota buvo samariezais, kad lipą uždėti. Nežinau, kodėl aš viską užlitavau ir aš čia biškį prašpakliau, viską nušiaušiu. Bus lygų, nudažysiu ir ašgi vis tiek dėsiu lipą ir vis tiek sugrėžiausiu. Nu, nežinau, kažkodėl taip nusprendžiau daryti. Nesuprantu kodėl, bet nesvarbu. Gera praktika bus prasišpakliuoti, kur, nežinau, vis tiek sugrėžiausiu. O gal ir mes nedėsim to lipo, bet nežinau, man atrodo, kad aš įdėsiu. Pasidariau štai tuos grotelių laikiklius, vadinkim, prasilitavau, tai prasilginau biški. Kažkiek, kiek įmanoma, nes čia labai durnas tas grotelių dėjimas yra, čia ant tokių fiksatorių, nefiksatorių, jie įlenda ir turi užlituoti juos, kažkas tokio, kad neiškristų grotelės. Kitokio fiksavimo kažkokio nėra, galėjo sugalvoti vis tiek Leono bamperiam šitam eferiniam, galėjo sugalvoti, nu kažkokius nežinau, kaip būna, kad va tokios šponkytės dėtos, ne šponkytės, kaip čia tokie metaliniai tie, kad įsiverštusi. Tokie va galėtų dėtis, nežinau, kodėl taip sugalvota durnai buvo, bet nesvarbu, pasidarėm. Tada čianais prasišpakliau, nes čia jau buvo dobė, čia irgi buvo dobė, prie to pačio, aišku, ir numerių pragrėžimui čia buvo. Šiaip tai nesimatytų, numeris tiek iki čia dedasi, bet vis tiek nusprendžiau prasišpakliuoti, kad būtų lygų gražu. Geriau ant naujai nudažyto dėti, kad po to vis tiek gali biški lyst ar panašiai, nors šitas numeris, nesvarbu, nepatingėjau, viską prasiglaiščiau, lygų, švaru, gražu. Tada dabar, kas seka, čia prasišveisim, tada seka visų šitų tarpų iššveitimas. Gerai, kad neatšakinėtų dažai, nes su krekždės bamperiu, vagi mes turim ruoštą, vis tiek pirmi ruošimai buvo, tai va, patingėjau aš čia tam bamperiui susišiauš kažkas tokio, galvojau, kad prilips, nieks čia nei velnio neprilimpa, va, opa, čia va. Aš aišku, nesušiaušęs buvau, vadinkim, apačios ten, kur žinau, kad nesimatys ir panašiai. Sušiauštas visas kitas buvo bamperis sušiauštas, bet ko pasekoj, pradeda lūptis nuo čia, keliauja ir į tenais, nors ten yra ir pašiaušta, tai gali keliauti ir ant gražiosios pusės, vadinkim, tas atsilpinėjimai. Čia yra blogai, reikia visą šiaušti, nes kad kuo mažiau bandytų atsilpinėti. Todėl su Leono bamperiu nepatingėsiu, kiek išeis, tiek išeis, visus va tokius va iššiaušti. Aišku, čia bus darbo, nes čia jau birbinkė mane padės, čia jau iš rankytės reikės, biški erzina jūs tokie bamperio, va tokie, nes nu visur reiks išveist, Tas biški mane erzina, bet teks padirbėti ir pasidarys viskas. Tai ką, reikia judėti su šveitimais, prasišveist iki gruntavimo. Tada iki gruntavimo parodysiu, ką kaip naudosiu, bet šiaip naudosiu vėl viską tą patį, vėl viską pigiausio, paprasčiausio, kad nudažyti, nes čia vis tiek reikia padaryti pigiai ir gerai, kaip ir nebūna, tai bandysim kaip išeina, tai važiuojam iki viso to gruntavimo. Dažymo turim atnaujinimą. Kokį čia atnaujinimą? Tokį paprastesnį atnaujinimą, pigesnį. Bet nežinau, gal veiks. Štai turim puliką, atrodo pigiai ir yra, kad jis yra pigus, bet čia yra R500, tas R500 nieko nereiškia, bet kiek žiūrėjau YouTube visokius apžvalgus panašiai, čia yra low pressure pulikas, kuris dažo su prastu kompresoriu. Prastu tai reiškia mažai oro paduodančių, užpumpuojančių. Tai šitas va kompresorius pumpuoja į valandą, net nežinau, gal 200 litrų nedaugiau, o šitas
pulikas leidžia dažyti su labai mažais kompresoriais, neprarandant oro, kažkas tokio. Ir jo visa šluota gera, vadinkim, kaip čia pasakyti, nebloga šluota. Galim su juo puikiai dažyti, bet nežinau, nebandžiau. Gal iš tikrųjų yra viškis šūdas, pabandysim. Labai daug nekainavo, pats pulikas gal AliExpressuose ar kur nori ten perkat 50 eurų gal kažkas tokio. Aišku, čia gal biškį brangesnį pirkau, pasiėmiau tokį, nežinau, bandysim naudoti. Kažkiek pagelbėjo tokie dalykai. Manometrai vis tiek prasti, bet jie kažką tai rodo. Filtriukas irgi prastas, irgi kažką bent jau filtruoja. Tai va, tokį turim, gal čia kainavo šitas brangesnis, gal 60 eurų kažkas tokio, kad įeina tie dalykai viduj. Bet šiaip, dar ką brangiau pirkau, nes to pačio gamintojo, turim papildomą adatą, tą angalį ir, tą skylutę vadinkim, kad didesnė čia pasidaręs, kiek čia, 2 didoka, bet man vis tiek aš tirštesnį gruntą mėgėjas pūsti, tai čia yra gruntui, o čia yra viduje 1,3 ta galva vadinama, ta skylė, nesvarbu, esmė ta pati, tai čia prasigruntavimui, o ten jau viskas dažymui. Tai nežinau, kaip čia dažys, turim ir šitokį, irgi gal vertėjo buvo 50 eurų kažkas tokio, bet šitas labai daug oro reikalauja, irgi nėra labai įspūdingas, bet savo darbą kažkaip atlieka. Sparnas su juo neblogai nupučiau, lakas išsiguldė gerai, bet jisai daug oro reikalauja. Aišku, su juo kažką irgi padažysim, nenumesim taip, bet labai noris išsibandyti šitą, tai su šituo puliku bandysim dažyti šitą bumperį. Šiaip kiek žiūrėjau visokių apžvalgų, vadinkim, ten dažytojų ir panašiai, tai visai gyrė tokį, mačiau kaip pučia, bet jie kaip profai, tai gal ir gerai jam gaunasi, man kaip mėgėjų, tai nežinau kaip gausis. Bet kiekimės, kad bus geras variantas arba bent jau patenkinamas rezultatas, nes čia vis tiek neprofesionali kamera ar kažkas, čia šiaip for fun dažom, tai vis tiek norisi, kad būtų vidutinis rezultatas, tada viskas būna gerai. O kai būna prastas, tada viską tenka vėl pešveis, vėl perdaryti panašiai ir tada keiki nežinau ką, ar save, ar tą šūdiną puliką. Bet brangaus irgi puliko labai neapsimoka pirkti, nes jam labai daug reikia oro, reikia labai galingo kompresoriaus ir tas polarizatorius naujas kainuoja labai brangiai, ten devilbiai, kaip ten satos ir dar kažkokie visokie. Jie labai brangus, daug oro, profesionalus, reikia mokėti su jais dirbti, bet jie rezultatą duoda jau įspūdingą. Tada nėra prie ko prikipti, jeigu rankos neiššiknos augusios. Tada ir aišku, jeigu ir sąlygos duoda, ta prasme, kamera, visa kita ir panašiai. Bet mes esame mėgėjai, tai bandom dirbti su šudinais įrankiais. Bet visai kol kas neblogai gaunasi dirbti su šudinais, tai važiuojam toliau su šudinais įrankiais dirbti. Tai va, čia labai nėra ką rodyt, viskas kaip ir pašiaušta, sušveista, pabaigta su 320. Tai dabar su to bumperiu tiek žinių, važiuojam prie grunto. Gruntą naudosim pigų paprastą, prasimakalau aš biškį, jau jisai toks padoresnis ir va turim tą pulikiuką susikonstravę su visokiais kiniškai šitais angaliais. Nėra ką kalbėti, nelabai yra kur pastatyti, nufilmuoti tą bumperį, tai turbūt nusigruntuoju ir tada parodau, papasakoju, kas gerai, kas blogai, nes nelabai kaip čia yra tą kamerą man padėti, kad viską nufilmuotų. Prasigruntavom bumperį, neišėjo taip, kaip aš norėjau, gaila, biškį paskubėjau, labai žemėlapiai eina, visur piešiasi žemėlapiai, teks visą gruntą per šveist ir teks antrą kartą dar lengvai prasigruntuoti, nes biškį trūksta su parašymu, paskubėta, ant greičio norėjau padaryti, tai ne visai išėjo, bet pasidarys viskas. Va, atrodo matinis gražus kaip nudažytas, bet jeigu keliaujam arčiau, čia va kažkas, va, puikiausi žemėlapiai, aišku, čia nebuvo daug grunto, čia gal 2 sluoksniai grunto, pamačiau, kad žemėlapius piešia, galvoju, užteks grunto, prašveisim ir va, čia jau labai baisiai, net iš rankytės jaučiasi, kad nelygu. Plus dar sureagavo su sena bazė, su kažko tokio gruntas, nes vis tiek gruntą akrilinio skediklio dėjau, tai
kad praskės gruntą, tai automatiškai akrilinis skėdiklis pakėlė, čia va sureagavo. Tai nuo tokių bairių nepabėgsi, čia jau gaunas tokie. Bet šiaip visai gražiai lygų, viskas, kur užpakliuota, ten viskas ledas lygų, išskyrus tik tai, sakau, žemėlapiai tokie piešiasi. Čia va kažkas. Tai žodžiu, prašiaušim viską su, prašveisim su kaladėlę, sulyginsim su 400, tas gruntas biški užslėps tas visus tuos žemėlapius, tada bandysim dar kartą gruntuoti. Čia aišku, vietom reikės špakliuko įtepti lengvai. Čia dar kažkur mačiau. Čia špakliuko biški. Nesužėta buvo iki galo, gaila. Būčiau viską padaręs prie vieną kartą, dabar reikės visą bumperį taip lengvai prašiauš sušveist ir vėl pūst gruntą, vėl maišytis gruntą, vėl plaut pulką. Antrą kartą sušveitėme bumperį, labai tingėjau tai daryti, bet kažkaip padariau. Nežinau, užtruku vėlgi per ilgai prie to bumperio, eilinį kartą vėl praleidžiam kažkokius vietas, kažkas duobės, kažkas nesąmonės. Dabar tikiuosi, kad jisai yra lygus, gražus ir nugruntuoju, lengvai sušiaušiu ir dažom karočią. Viskas, nes čia reikalų nereikia šitoje vietoje turėti daug. Trumpai prabėgam per bumperį. Čia gal kažkas biški liečiasi, bet čia neduobės, čia kažkokie ryskės įbrėžimai, nes šita vieta matos kažkiek buvo gavosi ir čia kažkokie ruožai gavosi, bet tikrai nelituota. Čia kažkiek prasišytė, šonai visiškai lygus, visur lygų, apačia neįdomu. Čiagi tie numerių irgi gal biški pasišpakliavo, pasidarė vėlgi, ar tai špaklių susėdo, ar tai kažkas tokio. Su šita pusė vėlgi viskas tas pats kaip ir anoj. Čia dar kažkas pasidarė, matosi biški špakliaus. Ir praleista vieta buvo, čia buvo dobelė, čia ir čia, kaip ir matosi. Tai nežinau, dabar vėl viską greitai nusiriebalinam, greitai nusipučiam ir tada išdžius galėsim nusišveisti ir greitai dažyti. O šiaip realiai čia visur, apart tų vietų pagrindinių, kur kasekai, tai visur lygų. Čia viskas, visur viskas lygo, atrodo, imk ir dažyk dabar. Bet aišku, gali sureaguoti su sena bazė, o tokie pratrinimai, kaip ir man yra jau buvę iš mano praktikos. Tai geriau yra, kai nusigruntuojam, stengtis neprašveist. Jeigu prašveičiam, nors ir tokias vietas, apsidraudžiam iš flakonėlio, užgruntuojam, lengvai pašiaušiam, viskas, dažom. Nes tie dažai vis tiek yra skėdikliniai, ne vandens pagrindų. Tai labai tikėtina, kad ir man yra buvę, kad sureaguoja ir tada taip surūkšlyja, kaip pasakyti, taip tokia reakcija vyksta, taip. Galės surodės, gal ir ne, bet kai buvo toj vietoj, ir kaip sakiau, kad čia buvo paraukšlyje, pagavę bazės, tai šiaip su gruntu labiau taip nebūna, su dažais tai tikrai tai būna, nes kiek bandžiau, tai visada būtent ant tų vietų prašveistų sureaguoja su pačia esančia bazė kažkas tokio ir viską pakelia ir toks rūkšlelė, tokia nesąmonė gaunasi ir tos vietos neina kaip ištaisyti. Tada prisidirbai reikalų. Tai ką, nebetempiam gumos, viską greitai bėgam daryti, maišomės gruntą ir pučiam bumperį. Spėkite, nudažiau bumperį ar nenudažiau? Visgi nudažiau. Už manęs jau yra bumperiukas. Tuoj apžiūrėsime jį. Sekėsi, galvojau, kad bus tikrai sudėtingiau, bet kažkaip viskas labai lengvai pavyko. Visai taip ir kaip ir įdomu, kad tikėjausi kažko pridaryti, kad vėl nenudažyti kaip su gruntavimu, bet su dažymu kažkaip problemų nebuvo. Tai bandom žiūrėti, ką mes pridirbom tam bumperiui. O pridirbom štai taip. Turim gražiai nulakuotą, beveik stikliukas, šiokia tokia kirzukėlė. Jau aišku, ir čia spėjo jisai apdulkėti, nes stovėjo, džiuvo. Kur čia? Keletas dulkelių. Viena, dvi. Ir dar aišku yra pavienių tų dulkių. Bet šiaip. Tuoj, paimsim prožektorių. Gal kažkiek matysis. Pati spalva, visai viskas gražiai atrodo. Taip nėra, kad debesuotų ar panašiai, viskas čia normaliai.
dariau pačios bazės 3 sluoksnius. Tai vieną pirminį, tas pirminis toksai labiau buvo čia užmės, nu ta prasme, kad į tuos tarpiukus, kur sunkiau pripūsiu to pūliukų. Bet vis tiek padengiam visą. Antras toks jau buvo riebus, vadinkim, riebus ir tolygus. O trečią darėm tokį efektinį, tai reiškia pūlikas kažkur va tokiu atstumu ir tai pabarstėm, išbarstėm tą spalvą. Ir nustebau, kad tas efektinis sluoksnis, vadinkim, jisai pasijutė. Nors aš galvau, kad tai nieko neduos, bet jis pasijutė. Efektinis sluoksnis yra geras pakankamai tada dalykas, jeigu man čia pasijutė, arba man čia bando apgaudinėti lakas. Dabar reikim prie lako. Lakas nerealiai išsiguldė, nerealiai. Ta prasme, geriau kol kas nebuvau padaręs, netgi už tą sparną geriau. Tai, bet mes naudojom visgi kitą laką. Kas mane nustebino? Tai nustebino šis lakas, tikrai čia ne reklama, esu išbandęs, tikrai nesu labai daug dažęs, nei dažytojas, nei ką. Šitas lakas afigienas, o aš naudodavau anksčiau tokį. Šitas man nepatiko, jis viskas tvarkoj, biški labiau linkęs bėgti, ta prasme patioką padaryti su tokiu laku, bet man nepatiko, labai sunku paaiškinti, tai pati lako struktūra, ne struktūra kaip paviršius tas, čia aišku, dabar aišku, čia biški apšvietimas toks įdomus, bet tarkim, matosi iš karto matosi pati bazė. O senasis lakas, jis taip kaip ir užsidengdavo tokia kaip labai iš arti. Šiaip jis vis gerai blizgėdavo, vis tvarkoj, bet kai labai iš arti žiedavai, jisai tokį duodavo rūką. Užneštas būdavo rūkų ir nesuprasdavau, dėl ko yra taip. Dėl to pabandžiau pakeisti laką ir viskas puikiai gavosi. Ir šiaip kažkaip man labai patiko su juo lakuoti. Vienas minusas, kaip čia minusas, kuo jie skiriasi, tai labai pajutau, kad šitas džiūna labai greitai. Labai greitai sudžiūna, realiai antras sluoksnį baigi po 10 minučių, po daugiau gal kokį, po 15 gal minučių imkim, jisai jau galim vos nelies taip lengvai. Reiskas padžiūvęs, o šitas nieko panašaus, jisai man po valandos dar vis buvo lipnus. Tai čia tik tais džiūvimo laikas, tai čia nieko daug neįtakoja, bet šiaip visai esu patenkintas su tokiu laku. Antras dalykas, kuo esu labai patenkintas, tai šituo pūliku. Su juo gruntuot, aš bandžiau gruntuot, labai, jis gruntavo iš bėdos, bet matos kažkas ne taip. Neskirtas jis yra, aš bent taip galvoju, kad jis yra neskirtas gruntavimui. Aš aišku nusipirkęs tą adatą, va ten yra. Ir aišku, aš nesuprantu, biškai kaip ir skyrės tą adatą, man per čia pradėjo leisti gruntą, kai buvo su grunto to dviejų skylę susidėjęs čia visą tą komplektėlį. O kai sudėjau 1.3 visą tą originalą, vadinkim, kai buvo prie pūliko, iškart pasijutė, kad wow, su žemu slėgiu, jaučiasi tas žemas slėgis, kad jisai su žemu slėgiu ta šluota normalesnė. Nėra jin ta tokia kaip profesionalių pulverizatorių, kur gali reguliuoti kiek nori, bet ten tokia tikrai jaučiasi, kad labai gera šluota kaip su žemu slėgiu. Ir šiaip labai malonu visai dažyti buvo su šituo, lyginant kaip elgėsi šitas. Galbūt su šituo irgi būtų visai neblogai, jeigu užtektų slėgio jam. Ta prasme, oro, bet kai neužtenka, tai reikia rinktis būtinai šitą. Su šituo galim kažkokią mažesnės detalės padažyti, irgi vis tvarko išeina, bet su šituo galim netgi gal ir pusę mašinos vienu kartu nudažyti. Gal čia drąsiai sakyti yra, kad galim pusę mašinos nudažyti, nes čia vien tik bumperį dažant, čia visas garažas. Wow, kokie dulksna čia. Garai visokie, lako ir panašiai, čia uždust galim. Čia reikia būtinai kažkokį nutraukimą daryti, bet čia nedažymo kamera, tai čia vis tiek po detalę galim tikrai pilnai nusidažyti. Apskritai, įmant iš viso šito bumperio dažymo, įmant tik dažymo, neruošimo, viskas labai gerai pasisekė. Nesitikėjau, kad tai bus. Pūlikas nustebino, vis dėlto YouTube'as nemeluoja, atsiliepimai geri. Ir tokie, kokie iš tikrųjų yra, kad visai už kainą yra neblogas daiktas. Tai tikrai rekomenduoju tokį, kas norėtų pasidažyti. Tai tikrai čiupkit tokį. Tai tikrai čia viskas puikiai pavyko. Bandysim dažyti daugiau. Tikrai nesustosim su tais dažymais. Bandysim dar labiau tobulėti. Su ruošimu dar labiau tobulėti. Bet reziumė, bumperis pavyko, bumperis nudažytas, galėsim krauti į setą.